Sveiki, bičiuliai, sveiki tie, kurie stebėjote mano peilio restauravimą, galandinimą vadinamą, keitimą rankenos, kas viską stebėjote, jums pateikiu dabar išsame informaciją. Peilis pagaliau baigtas visiškai, rankena pasirinkta tokia, pagal peilio dydį proporcijas, tai labai smagi rankenėlė ir rankena įleista, kai sakant, deginimo būdu, kaip ir japonai daro. Taip pat naudoti smūgiam atsparus epoksitiniai klijai dar papildomai. Labai tvirtai įklijuota, viskas tvarkinga, plus galandinimas baigtas. Galandinimas baigtas vis dėlto 6000 gritų ir 3000 tepalinių akmenių pats ašmenukas, pats kraštelis suvedimas. Tai pats geriausias variantas, kiek ištikrinau. Plus galiukas trupučiuką strumbintas per kokį 3-4 mm, tai panašiai, irgi kad dėl tikslumo. Na ir ką, tiek pagal galandinimą, tiek pagal apžiūrą, tiek pagal mikroskopinę apžiūrą, pagal viską sprendžiant, tai yra dviejų labai kietų branduolių sujungimas. Tai yra ne taip, kad viena gyba peiliuose viena pusė kieta, kita pusė minkšta. Ne, čia yra abidvi pusės labai kietos ir abidvi pusės pjauna stiklą. Net su šiais abiejais kampais galima, kurie visiškai buki, galima pjauti stiklą. Jie tiesiog kimba, nors jie visiškai glotnus ir buki. Taip pat matoma skirtingų plienų sudėtis, sukalimas skirtingų plienų. Tai yra vienas mėlynas, kitas baltas plienas. Ir pasidomėjus istoriją japonų, tai yra iš tikrųjų buvo kalami labai vienetiniai atvejai, kada buvo sukalama du skirtingi plienai. Tai yra abudu kieti. Tai širogami būna, aogami sukalami kartu. Tai labai reti variantai. Daugiausia tai be galo aukšto lygio kalvių, tik tai galėdavo, nes jų temperatūros grūdinimai skirtingi, visa konstrukcija, viskas, tos du plienus sujungti į vieną ir taip idealiai užgrūdinti, kad pjautų stiklą, tai čia yra be galo aukštas lygis. Tai žodžiu, po visų analizių pateiksiu jums tiek pačio peilio, pateikiu video, kaip atrodo, pateiksiu jums ir aprašymą. Tai žodžiu, kosminis reikalas, jau čia nebe kolekcija niekam, bet čia darbui tiesiog retenybė toks peilis yra. Tai sakau, jau man pradėjus galąsti pasidarė labai įdomu, kad abidvi pusės be galo kietos, galandinimui panašiai, kažkur taip trukau 8 valandas bendrai. Tai čia be galo daug ant akmenų, 8 valandas galąsti, įsivaizduojat, kas po tokio kieto plieno lieka iš akmenų. Tai žodžiu, turime labai rimtą įrankį. Kaip sakant, tokį vis dėlto vieną gybą galiu pavadinti, bet aš pilnai manau, su tokiu kietumu drąsiai ir filiuoti žuvį galėtumai. Tai žodžiu, smagus peiliukas. Smagus gavosi, kaip jūsų įvertinimui, toks žvėriukas. Šiaip jo harca, sakyčiau, tikrai turėtų siekti 67, nes 65 tai žymiai minkštesni plienai yra galandant jaučiasi. Čia tai kažkas tai nerealaus. Na ir tiek su GPT pagalba, tiek
istorijos pagalba, tiek savo analizėm visom padarėme aprašymą pagal visus tyrimus darytus, tai galėsi paskaityti. Žodžiu, smagus reikaliukas. Jeigu karts, kas susinorėsit tokio, rašykite, o jeigu ne, tai artėja Klaipėdai žvejo šventė, mugė, kurioje žadu dalyvauti savaitgalį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, tai tenai jis pasirodys šis eksponatas. Sėkmės, bičiuliai, ačiū, kad stebėjote mano kelią su šito peiliu. Iki